Žiūrėdamas į šiandienos pasaulį, yra tokia nuojauta, kad 26 metais, šiais metais nukris nemažai kaukių. Bet tai yra tik mano nuojauta, paremta grinai mano nuojauta iš stebėjimų kažkokių tai informacijos fragmentų, iš bendros gyvenimo patirties. Suprantat, tie įvykiai, jie greitėja, jie intensyvėja ir vis tiek bus kažkada tai toksai sprendimosi taškas. Bet aš šiandien ne apie tai. Aš norėčiau kažkaip pasakyti, kad atgimimo laikais buvo labai didelis dėmesys krikščionybė, atgimstančiai krikščionybei. Dėl tos priežasties, kad joje žmonės matė sprendimą savo problemų ir savo kažkokio tai laimingumo, dorybės, teisybės, teisingumo ištaką matė krikščionybei. Ir tam bendram fone, atgimimo fone, krikščionybė buvo tikrai pripažinta šviesa. Buvo toks filmas Jėzus, ten labai amerikietiškas senas filmas, labai populiarus ir lietuviškai išverstas, geri aktoriai išvertė, tikrai skamba fantastiškai jų vertimas. Žodžiu, bet aš suprantu, kad laiko eigoje žmonės prarado tikėjimą, kad krikščionybė yra sprendimas. Mūsų natūralių, paprastų, gyvenimiškų situacijų sprendimas. Ir žinot, aš labai nemažai dėmesio ir jėgų skyriau studijuodamas šventame rašte būtent Jėzaus asmenybę. Aš gal ir nedaugiau negu kiti žmonės, bet ypatingai norėjau suprasti tiesą apie Jėzų iš Nazareto. Labai didelis buvo noras suprasti, kas tai per asmenybę ir paradoksas, kad šventame rašte yra labai labai mažai parašyta tokių charakteristikų Jėzaus iš Nazareto. Daugiau yra tie tokie, tos visos kalbos, moraliniai tokie pamokymai, tokie žydiško pasaulio ten problemos ir tam tikra dalis tokių tiesų, tokių bendražmogiškų, religinių, absoliučių tiesų. Ir faktiškai apie patį Jėzų kaip asmenybę labai labai mažai. Ir aš tiesiog, mano vidus buvo nepatenkintas. Man atrodė, kad dar kažkas turi būti. Ir aš ieškojau tarp autorių įvairių, kurie rašo iš tikrųjų apie Evangeliją, bet nemažai metų teko ieškoti, kol radau tai, ko man reikėjo. Literatūra, kurioje Jėzus aprašytas realistiškai ir pamačiau, kokios problemos, kokia problematika buvo Izraelyje. Reali istorinė problematika, istorinė religinė, man tos dokumentikos reikėjo, kaip atrodė, reiškia, kaip paprasti žmonės pasitinka asmenį, kuris yra kitoks, kuris už juos geresnis. Ir suprantat, vienintelis labai labai ryškus mano supratimas, tų geresnių žmonių liaudis nepriima. Žmogus nepakenčia už save šviesesnio, geraširdiškesnio, nepakenčia. Nes tas šviesuolis, jisai stovi kaip sąžinė ir kaltina žmogaus nedorus darbus, jo gyvenimo būdą. Todėl žmonės ir ypač tie, kurie turi valdžią ar kurie religinę valdžią, nepakenčia tyro, doro žmogus. Nepakenčia. Jum problematika.
Ir tai visiškai kertasi su, pavyzdžiui, su šita visa, humanistinė literatūra ir su humanistiniu supratimu, nes humanistiniam supratime nusikaltėliai yra blogi ir liaudis labai džiaugiasi, kai nusikaltėlių sugauna. Reiškia, pikti žmonės pasakose nubaudžiami. Čia tik pusė tiesos. Čia tik pusė tiesos. Čia tik pusė tiesos ir vat šito momento nesuprato Lietuvos visuomenė, kurie mėgino ieškoti atramos krikščionybė atgimusią ir Jėzuje Kristuje. Todėl jie, galima sakyti, įsirėmė tokiu neigiamu būdu į krikščionybės tokį atsietumą nuo realaus gyvenimo. Kad krikščionybė neatsako į klausimus, o jinai atsako į klausimus. Bet neteisingai suprasta, neteisingai interpretuota krikščionybė neturi atsakymų, bet sukuria dar didesnį klaidos kažkokį pojūtį. Todėl žmonės atsimeta nuo krikščionybės ir gyvena politiką, ten psichologiją, ten pramogom, kuom nori. Į kūrybą kažkas metasi, bet baisiausia, kad žmogus pradžiai paragavęs, vadinkim, jis nusivelia, jis neranda tenai atsakymų realiem, praktiškiam savo gyvenimo klausimam. Tai va, aš jums dabar sakau problemą. Kokia yra problema? Problema yra ta, kad, suprantat, kame reikalas? Vat, sakykime, mokykla. Mokykla faktiškai apie gamtos mokslą daugiausiai aiškina. Ten humanistiniam kažkiek tai dalis yra skirta humanitariniam mokslam, bet pagrindas yra gamtos mokslai. Ir dabar vat įsivaizduokit, atrodo, kad čia jau toks rimtas pagrindas, tie rimti dėdės mokslininkai, bet suprantat, mokslas neturi instrumentų apčiuopti žmogaus vidinius pergyvenimus, liūdesį, ten kažkokius skausmus, sielvartus, arba džiaugsmus. Reiškia, žmogus pasaulį pažįsta ne tik tai išmatuodamas liniuoti ten kažkokius greičius, svorius, elektros varžas. Pusė žmogaus pasaulio yra jo vidinis pasaulis, kurio mokslas negali nei apčiuopti, nei išmatuoti. Tai yra subjektyvioji tikrovė. Mokslas nėra tiesa, ta prasme, kad jis yra tik pusė tiesos. Mokslas neturi įvardyjimų, reiškia, kokią fiziką žmogaus jausmam, neturi jokio įvardyjimų. Ten biologija sakys, kad tai yra kažkokių tai, reiškia, cheminių medžiagų reakcijos tavo organizme, reiškia, geri jausmai, blogi jausmai, sako, va ten tokių vaistų pagerės nuotaika, tai čia yra absoliuti nesąmonė. Jausmai yra daugiau negu cheminės reakcijos ir jeigu tu save vadini vien tik tai biologiniu robotu, tai toliau vadink. Pasaulis yra dvigubas, yra tas racionalus pamatuojamas pasaulis, yra iracionalus. Iracionalus pasaulis nepamatuojamas. Pavyzdžiui, žmogus ateina į darbą ir darbdaviai nusispjauti, ką tu praeitam darbe išgyvenai, ten kiek tu ten aukojasi, ten tave išvarė, tavo jausmai naujam darbui lygiai nusispjauti, nes jis negali išmatuoti, niekokiais tu vienetais neišmatuosi ir neperduosi kitam žmogui, ką tu ten išgyvenai, kokius nuopelnus praeitoje darbovietėje. Supranti, yra neišmatuojami dalykai, todėl pasaulyje yra didžiulė, milžiniško dydžio neteisybė. Milžiniško dydžio. Šitas pasaulis yra neteisybės ašarų pakalnė. Tik žmonės apsimeta, kad čia viskas gerai, kad maždaug galima kažkaip nuryja tas nuoskaudas, reiškia, ten atleidžia ir va taip gyvenimas pastovi eina su po tokiu dideliu neteisybę šleifu. Geri žmonės, net lyginami jų geri darbai. Reiškia, ir dabar va ten aistros tas yra, ten Kapčiamiestis, ten aistros didžiausios. Žmonės jaučia neteisybę, kita pusė jaučiasi teisus, kur tas kriterijus, kad ras dabar žmogui, reiškia, objektyvų kriterijų. Tai va aš ir sakau,
kada aš ieškojau duomenų apie Jėzų, man labai ryškiai švietėsi va šita pusė, kad ne tik blogį smerkia žmonės. Žmonėms būdinga smerkti ir gėrį, kurio jie nesupranta. Ir šitai labai aiškiai parodė Jėzus. Supranti, ir ta literatūra humanistinė sako, tik blogiukai yra pasmerkimi, tik blogiukai nukenčia. Ne. O čia pati baisiausia klaida, dėl ko žmonės nusivylė krikščionybę ir galvoja, kad čia nėra tiesos. Šitas pasaulis yra neteisybės pakalnė. Ir todėl, kada tu suvoki, koks yra Jėzus, ką jisai sprendžia iš tikrųjų. Jėzus sprendžia dvigubą blogį. Kada žmonės nekenčia šviesos ir kada žmonės nekenčia per didelės tamsos. Ir tu pamėgink įtikti žmonėm. Tu pamėgink rasti aukso viduriuką. Vat Jėzus laviruoja labai plonu tokiu keliuku, laviruoja tarp to ir tarp to. Va, koks sudėtingas yra pasaulis. Žmonės savo supaprastina pasaulį, sako, kaip pasidaro savo patogų paveikslą ir jame gyvena. Tai yra, bet iš tikrųjų, aš jums aiškiai sakau, Jėzus yra sprendimas, jis praėjo, jis išlaviravo. Ir dabar, kada aš bandau, suprasti, ar Jėzaus problematika, kada jisai toj visuomenėje mėgino išlaviruoti, toj visuomenėje. Ar galima kažkaip į mūsų gyvenimą perkelti kažkokį tai pavyzdį, sprendimą kažkokį tai Jėzaus, kaip Jėzus, kokie Jėzus buvo metodai išgyventi. Ir tada aš suprantu, kad kada aš kalbu religiniam temom, iškyla problema labai didelė. Nes kažkas kitas papasakojo žmogui apie Jėzų, apie religiją ir pas jį yra labai negatyvus vaizdas. Jėzus yra diskredituotas šitoje visuomenėje, šitoje tautoje, netgi religinių žmonių tarpe Jėzus yra diskredituotas ir yra neįdomus. Tai kaip jis gali būti sprendimas? Tai tu supranti, tai dabar iškyla didžiulė problema. Reiškia, tu negali skelbti Jėzaus, nes žmonėm jisai, jų sąmonė, tai visuomenė sąmonė Jėzus yra kaip problema, o ne kaip išeitis. Ir didelė dalim tai yra religinių veikėjų nuopelnas. Todėl aš, pavyzdžiui, ten įsijungi pamokslus kažkokius, tai vienos bendruomenės kitos, apie Jėzų nieks faktiškai nepamokslauja. Tik pacituoja vieną eilutę. Jėzus yra neįdomus šitai visuomeniai. Ten visokie pamokslai apie Paulių, ten apie kažkokius apaštalus, ten apie kažkokius Senojo testamento herojus. Tik ne apie Jėzų, nes apie Jėzų labai sunku pamokslauti. Informacijos labai mažai. Ir tu turi labai didelės pastangas įdėti, kad tu turėtum paveikslą, koks buvo Jėzus ir su kokiom problemom jam teko susidurti toj labai religingoje visuomenėje, žydiškoje visuomenėje prieš 2000 metų, antikinėje visuomenėje. Ir man labai padėjo, supratimas graikų, to meto, paraleliai buvo graikų filosofai antikoje, buvo labai aukšta graikų kultūra. Aišku, jau nukariauti romėnų, bet graikų filosofai, kaip jie mąstė apie pasaulį, man labai padėjo suprasti to meto žmonių mąstyseną. Religinė mąstysena, tokia pasaulėžiūrinė mąstysena, su kokio, to meto žmogus, antiko žmogus, su kokiom problemom jisai susidurdavo. Ir žmonės, graikų mąstytojai labai sprendė moralinę problemą. Suprantate, ten buvo asketai tokie, kurie atsižadėdavo aistrų, ten atsižadėdavo ieškoti malonumų, stengėsi gyventi moralinį tokį gyvenimą.
Ir tu supranti, ir tu matai, į kokią terpę atėjo Jėzus. Jisai atėjo į tokią terpę, kurioje vis tik tai buvo tas skyrimas gėrio ir blogio, gan stiprus. Gan stiprus. Ir tu supranti, kad vis tik tai doresnė buvo visuomenė antikos. Buvo tokie patys normalų žmonės, su tom pačiom problemom, tai kas, kad jie ten neturėjo mobilių telefonų. Bet žmonės mąstė apie gyvenimo prasme, žmonės mąstė apie įstatymą, labai daug mąstė. Apie dorybės mąstė, istoriją rinko, jų suprato, kad, supranti, apie žmogų domėjosi. Ten buvo faktiškai protingesni žmonės negu dabar. Atsakau už savo žodžius. Antikoje buvo protingesni žmonės negu dabar. Žinių gausybė nepadaro žmogaus protingesnių. Šiandienos, reiškia, kultūra neduoda pasauliui filosofų tokio lygio, kokius davė antikos laikai filosofus. Ir todėl supranti, va kame problema. Apsivertė viskas. Šiandien dorybė nėra vertybė. Visuomenė, va tai bendrai paėmus. Tu nežinai, ko atsiremti. Šiandien tu nežinai, ko atsiremti. Nes jėgos kultas, kas stipresnis to teisybė. Ne kas doresnis to teisybė, bet kas stipresnis, kas didesnis nachalas, kas didesnis cinikas, kas turi daugiau purvinų šitų pinigų, nes tu negali turėti daug pinigų, jeigu, reiškia, tokius čyrų sąžiningų būtų, tu negali turėti daug pinigų. Jeigu turi žmogus daug pinigų, jie purvini tikrai ir smirdantis. Bet va, turėdami daug labai šitų smirdančių pinigų, žmonės turi didžiulės galia šitoje visuomenėje. Ir aišku, kad liaudis atsivertę šventą raštą, jie nesupranta, kaip Jėzus gali jam padėti. Kokiu būdu. O labai paprastu būdu. Jėzus, jisai sakė, kad nekreipkit dėmesio į žmogų. Nesivadovaukit kažkokių žmonių autoritetais. Va čia yra klaida. Gerai, kai yra visuomenė subalansuota ir joje yra moraliniai autoritetai. Vat, pavyzdžiui, ten buvo kažkada tai moralinis autoritetas kažkoks tai poetas, žinai, Marcinkevičius, pavyzdžiui. Kažkam Petkevičius rašytojas buvo autoritetas. Daug buvo tokių autoritetų, rašytojų, filosofų, ten Ozolas filosofas, ten, pavyzdžiui, kažkokie menininkai buvo autoritetai. Mes įėjom iš moderno į postmoderną, kur chaosas, kur autoritetai specialiai neįgimi, nėra autoritetų postmodernė. Jie specialiai niekinami, kad viskas reliatyvų, visai, kad tiesos nėra, kad tu viską gali išvartyti kaip nori. Ir tu galvoji, kaip gali Jėzus padėti šitoje epochoje, kada blogis daugiau dominuoja visuomenė ir žmonės net blogių daugiau pasitikė, nes sako, blogis jėgos daugiau turi. Tai vat pamoka iš Jėzaus, vadinkim filosofijos. Sako, Dieve link nesiremk į žmogų, tai tave pražudys. Ką aš turiu omeny? Jėzus apeliavo į tėvą, sako, jis net nuo savęs kreipia dėmesį, sako, tėvas nusprendžia, aš tik vykdau jo valią. Į Dievą kreipia dėmesį. Reiškia, kada žmonės pradeda remtis kažkokiu žmogum, kūnu, asmeniu, autoritetu, įsikliūva į pinklės būtinai. Nes kiekvienas autoritetas, jisai savo filosofiją skleidžia. Ir jinai nėra universali. Jeigu Jėzaus mokslas buvo bendražmogiškas ir universalus, tegu biškį su žydišku tokiu akcentu, bet pasirodė, kad tie Mozės 10 įstatymų, 10 Dievo įsakymų yra universalūs.
Ir tai Jėzus sakė, kad neišsprendžia įstatymas problemų, nes įstatymas yra šabloniškas, stereotipinis, situacijos yra labai netipinės kartais. Ir kartais tenka žmogui spręsti, o kuriuo įstatymu man vadovautis, nes vienas kitam pradeda prieštarauti, ar tuo. Ir todėl Jėzus sakė, kad, sako, jūs pažinsite tiesą ir tiesa jūs išlaisvins. Jėzus nekalbėjo, kad jūs pažinsit kažkokį tai didelį autoritetą, ten rašytą, jis bus gelbėtojas jūsų, jis jūs išlaisvins. Jūs pažinsit kažkokį pastorių, kuris labai čystas, doras žmogus, jisai jūs išlaisvins. Ne. Sako, jūs pažinsit tiesą, kaip dvasios įkvėpta kažkokia tai jėga, kada jinai ateina, ta tiesa, jinai gali tau suteikti jėgų išspręsti tavo problemas. Todėl nesiremkite į žmonės. Nesiremkite į kažkokius tai, jeigu jūs esate tikinti žmonės, nesiremkite į savo bendruomenės vadinamus lyderius. Nes Jėzus buvo prieš tai. Jėzus sakė, kad vienas yra tėvas danguje. Sako, nevadinkit ne vieno tėvų. Čia dvasinė prasme. Tipo būna dvasiniai tėvai ten. Sako, nevadinkit nieko savo tėvų. Tėvas tik vienas danguje. Suprantat, gyvenimas yra labai nestandartinis. Ir kada Jėzus, išgydydavo žmogų šeštadienį, šventą dieną, pažydus buvo labai stipriai laikomasi to sabato, kad tu nedirbtum nieko, gydymas buvo kaip darbas. Ir kada Jėzus išgydydavo žmogų, įpuldavo ten religiniai tokie, iniciatoriai, tokie religiniai aktyvistai puldavo jį, kad tu įstatymą pažeidi. Tu sako, sabato dienoj išgydai, sako, tai Jėzus sako, gailestingumas daugiau negu teisingumas. Gailestingumas daugiau negu įstatymas. Ir tu pamėgink kokio nors moralisto, kokio mokytojo moralisto paklausykos, jis moraliai kalba, bet tu prieini gyvenime, kad situacijos labai nestandartinės yra. Ir tu supranti, dar kita situacija tokia, Jėzus jisai tokį papasakoja, tokią istoriją, kad karalius Dovydas, kažkada tai jis buvo persekiojamas, jisai badavo ten su savo žmonėm. Ir jis buvo priverstas atsibelst šventyklon, kur buvo duonos, ten kepalai, kurie būdavo paaukojimam tenai naudojami tą duoną. Faktiškai pašventinta duona. Baisus dalykas, pašventinta duona, ten ritualinė duona. Ir Dovydas valgė tos duonos, jis buvo alkanas. Reiškia, tu apkaltintum į šventvagystę, kad jis ten pasikėsino į tuos šventenybių atributus, bet jeigu būtų nevalgę tos duonos, būtų išmirę. Jisai tas karalius būsimas Izraelio ir tie žmonės ją palydojo, būtų išmirę, paprasčiausiai išmirę. Reiškia, tas įstatymas, tas toksai superdvasiškumas, jisai klaidina. Ir kaip tu tik pasidarai kažką autoritetų, kaip tu tik pasidarai kažką tai tokiu, nepajudinama tiesa tokia, viskas. Todėl šiandienos visuomenė, stebėdamas, aš matau, kad visuomenė, pavyzdžiui, pradeda tapti gerbėjais kokio tai ten blogerio ar kažkokio politiko gerbėjais tampa. Ir jie pradeda mąstyti jo pasaulėžiūros mintim, jie perima jo pasaulėžiūrą. Ir tu supranti, ir tu pamatai, kad net jie kalba frazėm, reiškia, savo to numylėto autoriteto frazėm pradeda kalbėti. Kiekvienas savo ten kumyrą turi, politinius kumyrus, sporto kumyrus, ten supranti, muzikos kumyrus, tu žiūri, kad jie dievina ir pradeda perimti leksikoną.
Ir paskui jis atsitrenkia į gyvenimo situacijas savo neišsprendžiamas. Ir paskui kaltina valdžią, kaltina visus, kaltina. Žmogau mielas, ar tu savo gyvenimą gyvenai? Kodėl tu, reiškia, tą išminčių pasidarai savo, supranti, šaltiniu, reiškia, išminties, kad tu persijėmė jo mokslu? Jeigu pasaulis būtų tik tai, fizika, kur galėtum viską išmatuoti liniuotę, būtų galima turėti kažkokius autoritetus, jie būtų neklystantis. Bet pasaulis, pusė pasaulio yra subjektyvus, jis yra dvasinis. Todėl nėra apčiuopiamas tos objektyvios tiesos. Ir kada tu pasidarai kažką autoritetų, kažkokį tai politiką, kažkokią partiją, supranti, pradeda čiulbėti jau jų frazėm, tu nebe savo gyvenimą gyveni. Nedaryk šitaip. Jėzus, kiek aš supratau iš jo mokslo, dėl ko perspėjo žmonės, kad nepasidaryk žmonių vergais, jų mokslų vergais, jų idėjų vergais. Ir aš sakau, aš nesu joks autoritetas. Aš nesiekiu ten populiarumą kažką, kad jūs manim tikėtumėt. Aš tik tai į Evangelijos tiesą nuorodą duodu, jūs ten patys ieškokit. Ir kada žmogus asmeniškai patiria antgamtinį tokį prisilietimą, tada jis gali pasitikėti Dievu, jo buvimu ir taip toliau ir panašiai. Bet tik ne žmogum. Dieve link, nesiremk manim, mano ten visuma filosofijos. Nes aš ir klys galiu. Kai kur mano patirtis visiškai tau netinka. Visiškai. Žmogus turi mokytis mąstyti. Ir turi mokytis pasitikėti vien viešpačiu Dievu. Šventas raštas irgi, supranti, žmonės, kai kurie dvasiniai mokytojai interpretuoja šventą raštą savaip ir padaro savo mokymą. Ir kada tu paklausai kito žmogaus, kuris kitaip interpretuoja šventą raštą, tu įsigasti. Atrodo, abu skaitė skirtingas knygas. Bet tą pačią knygą, bet interpretavo kitaip. Todėl mokytojai šitie žemiški irgi pridaro daug bėdų žmonėms. Supranti, užprogramuoja tave. Žmogus pasiduoda įtaigai ir kažkokio mokytojo mokslas jį persmelkia ir žmogus tampa vergas to dvasinio mokytojo. Ir kada jis bando spręsti savo individualaus gyvenimo problemas, jis pralaimi, baisiai jam prieštaravimai. Tu negali gyventi kito žmogaus protų, negali. Tegu jis tavo mokytojas buvo mylimas. Bet tas žmogus yra labai ribotas. Savo pasaulio pažinimu nedaug žmogus gali pasaulio pažinti. Tame ir yra tas žmogaus likimo dramatizmas. Kad niekas negali turėti labai daug pažinimo. Netgi tie išminčiai senukai prisirinkę išminties ir jų išmintis negali būti absoliuti. Todėl apie Jėzų yra labai labai nedaug. Evangelijoje, kad žmonės iš jo nepasidarytų kažkokia tai tokia absoliutaus, žinai, pavyzdžio, nes tu negali Jėzaus kopijuoti gyvenusio Izraelyje. Ten buvo kitokio profilio problema. Ne kitokio, bet, tu supranti, yra pavojus, kad žmonės pradės kopijuoti tą žydų pasaulį. Tai dar didesnė bėda. Nes tu ten supranti, tų žydiškų problemų visiškai netinka šiandieniniam laikui. Ir tu supranti, todėl supranti, tas paraidinis Jėzaus sekimas yra irgi baisus. Baisus, nes pasiekmes baisios. Vieną kartą žmogus įsirėmė į tokias problemas, kur jo galvelė nesupranta, o jo galvelė užprogramuota to mokytojo pasaulėžiūros. Todėl Jėzus perduoda tokius principus, reikia net ne patį principą, bet jo potekstę suprasti, dvasią suprasti. Todėl sako, dvasia teikia gyvenimą, raidė užmuša, dvasia teikia gyvenimą. Pauliaus žodžiai, švento Pauliaus žodžiais, sako, raidė baisus dalykas, baisus.
Ir tie stabukai pasidaryti lyderiai, ten kažkokie, tai, va, tai ypač gražbyliai, supranti, taip žmonės pagauna, taip jie patikė. Kad, supranti, paskui pasijėmė mokymus šitos, jie įsirėmė į gyvenimo realias problemas, kurios neįsisprendžia, kurių neįmanoma išspręsti. Nes jie yra stereotipiniai, religiškai stereotipiški. Tai vat viskas, ką aš norėjau pasakyti. Jėzus labai labai didelę pamoką duoda. Nepasidarykit žmonių vergais. Vat tais, nepasidarykit vergais tų autoritetų, neperimkit jų mąstymo būdo. Ir kartais girdi žmonės net kalba, jų frazėm kalba, tų savo įsimylėtų lyderių, tų visų, žinai, jų autoritetų, net jų frazės perima. Tai yra masinis reiškinys, jis visose tautose, o mūsų tautoj, mažutėje tautoje reikia ypač budėti, kad išgyventi, nes kaip tik tu pasidarai savo kažkokį, tai supranti, stabuką, tai su jo, tuo žmogišku, supranti, žmogišką filosofiją perėmęs savo situaciją, tu prapilsi, žinok, 100%, tu į kažkokius pasus pakliūsi. Gyvenk savo protų, žmogų. Va ta drama žmogus, kad tu esi vienas, Dievo akivaizdoje tu esi vienas ir atsakingas pats už save. Neprisidengsi, kad man va tas kunigelis Vašytė sakė, ar aš va šitoj knygai autoritetingai paskaičiau. Autoritetai gali būti visuomeniai, bet labai sąlygiški. Anksčiau taip ir būdavo. Šiandien autoritetai panaikinti, postmoderno. Gal ir gerai. Yra ir geroji pusė, nes Jėzus ypatingai perspėja, sako, nepasidaryk kažkokio autoriteto vergų, kažkokio žmogaus vergų. Čia aš perfrazuoju. Iš Jėzus viso, reiškia, to tarnavimo, va taip išplaukė, va tokia va mintis. Tik Dievas tėvas. Niekas iš jūsų negali būti tėvas, dvasiniais tėvas. Nu, fiziniai tėvai taip, labai būtina gerbti savo tėvus. Bet kai sako, ten dvasiniai tėvai, apsaugok viešpatį. Ten lyderiai, supranti, vat, būna tokios, sakau, religinės bendruomenės, kurios laikosi ant vieno žmogaus, ten, vat, ant to lyderio. Ten, vat, jo nėra, reiškia, jis perina kažkur ir nieko nelieka. Todėl, nu, tai yra didžiulė problema. Kada žmogus įmyli į save, reiškia, kažkokią bendruomenę ir žmonės seka lyderį tą, o ne Kristų Jėzų. Nes Kristaus nepažįsta. Apie Kristų, sakau, nuo 90 metų, aš negirdžiu, kad kažkam būtų įdomus viešpats Jėzus Kristus. Kad būtų ištisi pamokslai apie Jėzų. Nėra to, 30 metų, to nėra. Jėzus neįdomus. Pati centrinė figūra, be kurio nieko nėra iš vis. Nepatogus. Reiškia nepatogus. O ko jūs tikitės pasiekti ten gyvenime be Jėzaus? Turėdami religiją be Jėzaus. Pacituoja porą frazių, skaitosi, atidavė duoklę Jėzui. Ko jūs tikitės iš savo religijos be Jėzaus? Ko? Ką jūs ten daro tai krikščionybė be Jėzaus? Nėra krikščionybės be Jėzaus iš Nazareto. Nėra. Tada ir Marija neįdomi, žinai, ten nepaminės niekada gyvenime, kad buvo tokia Marija, kuri atstovauja tokią moterišką pusę, kuri iš moteriškos pusės pergyveno labai daug sunkių jausmų. Liko be vyro anksti. Sūnus keikiamas visuomeniai, supranti, persekiojamas. Marijos širdis atspindi moters išgyvenimus. Labai labai sunkius moters išgyvenimus. Ta moteriškąją pusė. Be Jėzaus tai Marija neįdomi. Nu, tamsa. Obskurantizmas, baisaus lygio. Tai kaip jūs žadat spręsti savo kasdienės problemas, kada jūs išmetėt kirtinį akmenį, viešpatį Jėzų Kristų iš savo galvų, iš savo širdžių ir darot religijas? Ką jūs savo galvojat? Pasidarė autoritetais didžiausiais, bosais, neprieisi, jis autoritetas. Da sako, čia
pasipūtęs čia, aš dar su šitais nebendrausiu, aš čia šitų nepažįstu. Kur Jėzus ir kur tu? Kur Jėzus, supranti, prie Jėzus prieidavo patys jau padugnės. Galėjo prieiti prie jo, visuomenės atstumtėjai, o čia jis pasipučia, aš su šitais nieko bendra neturiu, čia, reiškia, aš teisingiau mokau. Supranti, vien arogancija šitų lyderių eina. Vien arogancija, kur Jėzus ir kur tu? Tiek to, supranti. Šita tauta neišsprendžia, nei religijos platmėj, nei supranti, nei šitoje kultūrinėje, socialinėje platmėj neišsprendžia, matos, kad neišsprendžia problemų. Nes niekada nesuprato Jėzus iš Nazareto tiesos. Niekada nesuprato. Nesisprendžia dalykai, priešiškumas didėja tarp jūsų, o priešiškumas reikia praeiti per vidurį, aukso viduriuką rasti. Tarp tų ir tarp tų nerandat aukso viduriuką, nepraeinat. Ir manęs neklausykit, manęs. Nes aš irgi esu tik žmogelis varganas. Aš ne Jėzus Kristus, supranti. Skaitykit šventą raštą, apmastykit žodį ir spręsti reikės jum. Duok Dieve, kad šventoji dvasia tą žodį jums širdį atgaivintų. Nes visuomenė kūpa, reiškia problemų neišsprendžiat. Reiškia ieškot ne ten, vadinasi, vadovaujatės autoritetų tiesom, kurios jūs tikrai paves. Tikrai paves. Išmeskite iš galvų savo autoritetų tuos visus šūkius, jų filosofijas, nes Jėzus perspėjo dėl šito labai rimtai. Nepasidaryk žmogaus vergu.